Hei, labas rytas, draugai. Ką, šiandieną sekmadienis. Sorry, kas laukiat maisto video. Tiesiog dabar buvo taip susidėję, kad visi savaitgaliai buvo varžybos visą mėnesį. Tai vakar buvo paskutinės varžybos. Dabar kokį mėnesiuką bus laisviau. Tai darysim maisto video su iškilom galbūt. Orai gerėja. Tai jo. O šiandieną sekmadienis važiuojam į treniruotę, į Rokiškį. O treniruotė bus su traktoriukais. Artėja varžybos kitą mėnesį, tai liko mėnuo ir bus pirmosios varžybos. Tai visus kviečiu, atvažiuokit, palaikykit, kas norit, pasižiūrėkit. O čia va visą informaciją, pasižiūrėkit, va. 05.17 ir vieta RC Rokiškis, įvedus į navigaciją. RC Rokiškis nuves ten, kur reikia. Tai va, šiandieną lekiam ten pasitreniruoti. Štai traktoriukas jau nuo vakar buvau nuvežęs ten pareklamuoti busę. Ir dar vešim va tokį va kartingą tenais vaikam papramogauti. RC Rokiškis, su juo susitariau. Kaip ir parduodu pusiau, kaip ir, na, žiūrėsim. Gal kažkaip. Tai va, šitą kartingas bus Rokiškyje. Ir jeigu turi vaikų, kas nori, kas mėgsta kartingus, tai atvažiuokit į Rokiškį. Ir tik paskelbsiu datą vėliau, nuo kada jisai jau bus nuomojamas. Jie aptvarkys, dar ir variklį duosiu naują. Vienu žodžiu, paruoš jūsų vaikam saugiai važinėtis. Tai kraunamės ir keliaujam. Važiavom jau, būriau tegul skyla.
Nu va, jau grįžom namo, pasidarėm tokią trumpą treniruotę, išbandėm trasą, viskas liuks. Tai va, dabar susimatysim jau varžybose traktoriukų. Tiek, ačiū, kad žiūrėjai, iki.